Šiandieną jums papasakosime apie sankabos gedimo atsiradimo priežastis ir kaip jas pašalinti. Taigi, jeigu neseniai keitėte savo automobilį sankabą arba ruošiatės tai daryti, manau, šitą informaciją jums bus pakankamai naudinga, nes vien pakeisti sankabą kartais neužtenka, nes sankabos buksavimas, slydimas tai gali būti pasiekmė sekančių gedimų, o ne natūralus susidėvėjimas. Taigi, pradėkime nuo šito sankabos disko, kuris buvo išmontuotas iš Opel Astra automobilio. Taigi, su šito automobiliu buvo situacija tokia, kad pajudant iš vietos sankabos pedalą praktiškai visai reikėjo atleisti. Spaudžiant akceleratoriaus pedalą sunkiai kyla mašina, nejuda iš vietos. Į kalną važiuojant taipogi jis sunkiai judėdavo. Tai yra natūralus sankabos susidėvėjimas. Kaip matot, sankabos frikcinio disko kniedės yra jau pradėjusios liestis prie diskatoriaus. Čia pašalinių kažkokių priežasčių nebuvo. Kiek sankabos diskas naujas laiko, literatūra rašo įvairius kilometražus, bet tai labai priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kultūros. Frikciniai, jeigu išmontavus sankabą iš jūsų automobiliaus sankabos disko frikciniai andeklai yra pažeisti alyvos, čia sunkiai matos, bet jie buvo gan stipriai užteršti. Tai priežastis gali būti pažeistas variklio alkūninio veleno galinis riebokšlis arba pažeistas pavarų dėžės pirminio veleno riebokšlis arba pati nesandari pavarų dėžė, ištekėjęs tepalas iš išminamojo guolio. Taigi, išmontavus tokį sankabos diską ir pamačius alyvos kiekį, tai reikėtų pašalinti ir jo atsiradimą, nes pakeitus visą sankabos komplektą, jūs neužilgo vėl teks keisti, kadangi sankabos keitimas nėra pats pigiausias ir maloniausias darbas, tai siūlytume tai visą laiką įvertinti. Jeigu jūsų sankabos diskas yra atšerpetojas, kaip šitas, matote, atplišinėjęs, suskilinėjęs, ką tai sako, kad pastoviai praslystanti sankaba judant iš vietos įjungus aukštą powerą, labai maža jėga yra spaudžiamas sankabos diskas, taip sakant, per silpnos jau diskatoriaus prispaudimo plokštelės arba labai mažas tarpas tarp sankabos išminimo guolio ir diskatoriaus. Tai dar vienas galimas variantas yra iš sankabos diskų gedimų, tai kad šitie būtent krumpliai, jie nudyla arba susieina į vieną vietą, taip sankabos diskas pradeda slysti. Tai byloja apie tai, kad sankabos diskas su pirminiu velenu neturėjo tikslaus centro ir visą laiką jisai, pavadinkim taip, bėgo aštuoniukė.